Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po 2. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Liepė be lazdos nieko neimti į kelionę, nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže, tik apsiauti kurpėmis, bet ne susivilkti 2 palaidinių. Ir mokė juos. Tai viešpaties žodis. Šiandien girdime, kad Jėzus siunčia mokinius ne tik pamokslų sakyti, ne tik nuodėmių atleisti, bet ir pats, ką Jėzus darė ir ką mokiniams taip pat liepia daryti, tai nebijoti ir sutikti sergančių žmones. Eiti pas ligonius, pas tuos, kurie kenčia fiziškai, pas tuos, kuriems skauda kūną, ne tik sielą, ne tik širdį. Jėzui rūpi visas žmogus. Kartais mes norime Jėzų uždaryti tik ties nuodėmėm, norime uždaryti ties širdies ramybę. Jėzui, mielieji, rūpės iki gyvenimo ir visatos pabaigos visas žmogus. Jėzus yra viso žmogaus kūrėjas. Jėzus atėjo išgelbėti viso žmogaus. Jam tu visas rūpi. Jau sakiau kažkada, nuo kojų piršto link galvos plaukų. Jam tu visas rūpi. Ne tik tavo širdis, ne tik ramybė, ne tik džiaugsmas, bet rūpi ir tavo kūno sveikata. Ir šiandien labai aiškiai Morkus, tai yra seniausia Evangelija, seniausias užrašymas, jis pirmasis parašo trumpiausią Evangeliją, kad mokiniai tepė ligonius aliejumi. Ir labai gražiai sutampa, jūs žinote, kad popiežius kas mėnesį jau daugiau negu 100 metų, nuo XIX amžiaus pabaigos, popiežius kas mėnesį prašo visų tikinčiųjų melstis labai konkrečiai intencija arba 2 intencijom, priklauso nuo popiežiaus, bet jau nuo Leono XIII laikų, XIX amžiaus pabaiga kas mėnesį. Popiežius sako, prašau jūsų melskitės dėl šito ir šito. Tai yra ta popiežiaus intencija, dėl kurios po to pelnomi taip pat ir atlaidai. Apie atlaidus nekalbėsim, kitą progą kažkokią, bet popiežiaus intencija. Popiežius kas mėnesį prašo katalikų melstis. Ir šį Liepos mėnesį popiežius visų tikinčiųjų kaip tik prašo melstis už ligonius, kad jie nebijotų priimti ligonių sakramento. Video, ta vaizdo medžiaga, kurioje popiežius pristato žinią labai trumpai, 1,5 minutės, galit ateiti ir įsirašyti į Google popiežiaus intencija Liepos mėnesis ir pamatysite tą popiežiaus pranešimą. Labai paprastai popiežius kalba apie ligonio sakramentą, kaip apie vilties ir užuojautos ženklą. Sako, ligonių patepimas nėra skirtas tiems, kurie yra prie mirties slenksčio arba tik prie mirties slenksčio. Kai kunigas prisiartina prie asmens, kad suteiktų jam ligonių patepimą, tai nebūtinai tam, kad padėtų atsisveikinti su gyvenimu. Tarsi būtų savaime suprantama, jog po kunigo atvyks dabar jau laidotuvių biuras. Taip nėra, sako popiežius. Ligonių patepimas yra vienas iš gydymo, atgaivinimo sakramentų, gydančių kūnų ir dvasią. Kai asmuo sunkiai serga, yra patartina suteikti ligonio sakramentą. Tai vat, kodėl šiandien noriu ir vėl kalbėti su jumis, nors jau šiemet kalbėjome, prisimenu, taip, nepaėmiau seno pamokslo, vasario 11 buvo sekmadienis, kažkiek jau apie tai minėjau, nenoriu kartotis, tik tai noriu jūs paraginti ir priminti, kad tai jūsų yra pareiga ir uždavinys.
visada pareiga ir uždavinys sergančiam draugui, kaimynui, jeigu tik jis yra pakrikštytas žmogus. Sąlyga priimti šį sakramentą yra vienintelė. Turi būti pakrikštytas žmogus ir turi, aišku, bent jau norėti, arba turim numanyti, kad jis norėtų, jeigu yra žmogus nesąmoningas. Pavyzdžiui, žinot, kad nepriešginiavo Dievui, nepiktžodžiavo Dievui, kad galbūt ir norėtų, bet jūsų gal uždavinys yra ne tik pasiūlyti, bet pareklamuoti šiek tiek pasakyti, klausyk, stebuklai vyksta per šį sakramentą, žmonės pagyja, žmonės gauna stiprybės, jėgos, ištvermės pakelti šį sakramentą. Jie šito pamokslo negirdės šiandien, bet jūs esat kunigo bažnyčios balsas tiems žmonėms, juos padrasinti. Jie bijo, taip, nes atrodo, kad jau kai kunigas ateina, tai už mūsų jau čia stovi laidojimo biuras, kad mes čia sutartį pasirašę, aš patepu, jūs išnešat. Ne, nieko panašaus. Aš ateinu nešti sveikatos, nešti gydymo, nešti Jėzaus žinios, gerosios naujienos, kad tu visas rūpi, žmogau, visas rūpi. Kiekvienoje ligoninėje yra kapelionas, galit paklausti postą slaugytojų, ar turit kapeliono šitos ligoninės telefono numerį ir paskambinti jam. Jeigu nėra, skambinkit savo pažįstamam kunigui parapijos ir kvieskite tada kunigą, kurį pažįstat, arba iš savo parapijos, arba į zakristiją ateikite, žodžiu. Tikrai pagal galimybės visada stengiamės viską mesti ir važiuoti, jeigu tik tai dar pasako, kad žmogus yra kritiniai būkliai. Žodžiu, kviečiu būti šaukliais, taip kaip apaštalai šiandien tapo Jėzaus šaukliais, Jėzaus nešėjais gerosios naujienos. Apie ką šiandien noriu daugiau atkreipti dėmesio, tai į ligonio patepimo sakramento apeigas, nes nėra kada apie jas kalbėti. Kai jau teiki ligonio sakramentą, jos ir taip užima tam tikrą laiko tarpą ir nėra laiko aiškinti. Bet, žodžiu, kodėl ligonio sakramentą gali teikti tik tai kunigas? Todėl, kad prieš ligonio sakramentą labai patartina atlikti išpažintį. Ir tam irgi reikia padėti žmogui pasiruošti, mielieji. Ne visiems yra suprantama, tai ką sakyti, daugmaž pasakys. Aš čia gyvenu vienas, aš čia ligos sukaustytas. Ne, suponuokit ligoniai. Ar meldies, ar pasitikė Dievu, ar išlaikai kantrybę savo ligoje, ar išlaikai kantrybę su savo artimaisiais. Ligonis taip pat gali nusidėti. Šiandien kažkokia tokia klaidinga vyrauja nuodėmė, kad jeigu jau ligotas žmogus, tai jau jis tikrai nenusidėjęs, arba negali nusidėti. Vaje, kaip gali nusidėti dar ligonis. Piktžodžiauti gali pradėti, nekantrus būti, gali pradėti prisiminti praeitį, keikti savo artimuosius. Reikia padėti jam suponuoti, pagalvoti apie jo santykį su Dievu, ar jis yra švenčia sekmadienius, ar šventė sekmadienius, ar meldžiasi rytą vakarą su artimaisiais, ar ten yra atleista visiems, ar nelaiko nuoskaudų, gal laiko nuoskaudą kažkam irgi reiktų per išpažintį tai pasakyti. Tada nuodėmės dėl savęs, gal apsileidęs buvau, nesirūpinau savo sveikata, valgiau bet ką galbūt, išmečiau maistą. Gali būti įvairiausių dalykų, bet šiek tiek pasufleruokit, pabūkit kunigais. Pasakykit, nes jie dažniausiai sako, nėra tų nuodėmių. Po to kunigui kamantinėti nėra taip malonu. Man nėra malonu kamantinėti per išpažintį, nes tada jau jaučiuosi kaip prokuroras daugmaž. O aš nematau tų nuodėmių, aš galiu tos sąrašus vardinti, bet aš nemaloniai jaučiuosi. Tai jūs būtumėt pagalba jau irgi tam pasiruošti, klausimus užduoti, kad galėtų atsakyti, žodžiu. Jeigu žmogus nesąmoningas, tai tada aš turiu tokią galią, ir žinant, kad žmogus yra, pavyzdžiui, irgi sunkioj būklei, tai aš apaštalų sosto kunigas, kiekvienas turi galią atleisti nuodėmes žmogui esant nesąmoningam, neišvardinant tų nuodėmių. Bet jeigu jisai pasveiksta, tai jūs jiems turit pasakyti, kunigas buvo, patepė, atleido nuodėmes, bet išpažinties marš. Kai tik tai pasitaiso sveikata, vis tiek reikia nueiti normaliai tos išpažinties, jeigu Dievas tos sveikatos sugrąžina, sustiprina.
Tai vat išpažintis pirmas žingsnis ir tada, jeigu yra normalios, nesutrumpintos ligonių patepimo apeigos, tai viskas prasideda nuo to, kad švęstų vandeniu šlakstau. Ką tai reiškia? Primena krikštą. tą dieną, kai išgirdom, tu esi mano mylimas sūnus, mano mylima dukra, esi mano nuosavybė, ir primena tas vanduo Kristų, kuris sakė Jono Evangelijui, jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegu geria. Aš esu ištroškęs tavęs, Dieve. Tai tas vanduo tarsi yra simbolis Kristaus, kuris ateina numalšinti mano troškulio sveikatos, troškulio ramybės, troškulio užuojautos, žodžiu. Tada būtinai, visada, joks sakramentas nėra teikiamas be Dievo žodžio. Joks. Nuo krikšto iki santuokos kunigystės sutvirtinimo, kam skaitomas Dievo žodis prie ligonio, tam, kad sužadinti tikėjimą, pasitikėjimą. Nes jeigu žmogus netiki tuo, kas čia vyksta, tai čia kaip kažkada sakiau, su skėčiu stovėti, Dievo malonės lietus pilasi, bet tu nepriėmė to. Vienintelė sąlyga priimti sakramentą, ar išpažinti, ar Eucharistiją, ar ligonių sakramentą, vienintelė sąlyga yra tikiu tuo. Jeigu jūs netikėtumėt, kad čia Kristaus kūnas ir kraujas, bergždžias jūsų priėjimas prie altoriaus. Jeigu tėvai netikėtų, kad per krikštą vaiką atiduoda ir paaukoja Dievui, jo globai, krikštas irgi neatneša tokių vaisių, kokius galėtų atnešti. Žodžiu, kiekvienam sakramentui reikia tikėjimo ir todėl skaitom Dievo žodį. O Jėzus nekartą ligonėms yra sakęs, pasitikėk, dukra mano, pasitikėk tik tai, sūnau, tavo nuodėmės atleistos, kelkis, pasiimk neštuvus ir eik namo. Skaitau prie ligonių dažniausiai Dievo žodį, kuris kalba apie pagijimą, apie tai, kad Jėzus gydo, apie tai, kad Jėzui rūpi ligoniai, kad tas žmogus išgirstų. Dievui tu rūpi, Dievui rūpi, Dievui taip pat skauda, nes tau skauda. Kitas žingsnis yra maldavimai, kaip ir visuotinė malda galima sakyti. Už ką ten meldžiamės? Labai už daug ką. Pirmas dalykas - už sergantį, ko prašome ne mirties, bet sustiprinimo, išlaisvinimo iš blogio, pagundų, nuodėmės. Nes kai tu esi ligos būklėje, kai esi palaužtas, kai negali daryti tai, ką įprastai darai, kiek minčių blogų ateina, kiek troškimų, ir mes tais maldavimais užtariam tą pasiligojusią silpną žmogų. Tada prašom, už visus ligonius meldžiamės tose maldavimuose, kad būtų palengvintos kančios, meldžiamės už tuos, kurie slaugo ligonius. Kiek daug žmonių sako, kunige, aš jau nebegaliu tiesiog, jau iš proto varo slaugimas. Kaip svarbu per ligonių sakramentą melstis už tuos, kurie slaugo ligonius. Koks tai yra sunkus uždavinys, Sizifo darbas, rideni ir tai visada blogai tam ligoniui. Tas ne taip, čia skauda, sako, kunige, nebepakelsiu jau šito. Tai meldžiamės už tuos, kurie slaugo, ir galiausiai taip pat ir už visus, kurie gydo ligonius, taip pat už gydytojus ir slaugytojus, žodžiu. Ir tada maldavimai baigėsi maldavimu prašant gyvenimo ir sveikatos. Aš jums pabrėžiu tuos dalykus, kad jums čia įaugtų dalykai. Nėra nei vieno sakinio ligonių patepimo apeigos, nei vieno sakinio, kuris prašo lengvos mirtelės šitam žmogui. Dieve, kaip jis kentėjo tas žmogus, tu matai, kaip jis kenčia, duok jam lengvą mirtį. Ne. Reikia kovoti iki pabaigos, už gyvybę, už sveikatą ir su tokia nuostata eiti į dangų. Iki pabaigos kovoti. Jėzus sako, kovok už gyvybę. Žmoguje tiesiog natūraliai yra noras kovoti už gyvybę. Net jeigu jis yra sunkiai sužeistas, širdis nori tiesiog išplyšti iš krūtinės, nes jinai nori gyventi. Žmoguje įrašytas noras gyventi ir tie tekstai žadina tavyje tą norą gyventi. Norą gyventi. Ramybę ir visas dovanas, kad gyventumai pagal Dievo valią. Ir tada po maldavimo ateina laikas, kai kunigas uždeda rankas tyloje.
Nuo apaštalų laikų Jėzus, kai gydo neregį, uždeda jam rankas, ligonius neša ir deda rankas. Praeitą sekmadienį, prisimenat, Jėzus buvo Nazarete, savo tėviškai nepriimtas. Koks paskutinis sakinys buvo? Sako, jis negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligonėms uždėjo rankas. Tik keliems ligonėms, kurie tikėjo, pasitikėjo. Tai vat čia tas, kai kunigas uždeda rankas, tai čia nėra jokių irgi šamanizmo, jokių magijų ritualų. Pats Jėzus uždeda rankas. Kunigas nėra nei hileris, kunigas yra tiesiog išnuomoja savo rankas Jėzui. Viskas, tiek yra kunigos reikalingas čia. Išnuomoti savo rankas Jėzui. Jėzus nori dėti rankas ant galvos. Jėzus nori tave gydyti. Jėzus nori tą sustiprinti. Ir kas svarbiausia, tas vyksta tyloje. Kaip tai nuostabu. Vyksta tyloje. Jokių šlovinimo giesmių, jokių maldų kalbomis. Viskas vyksta tyloje. Dievas nori veikti labai paprastai. Be jokių nuostabių eilėraščių, be himno. Tiesiog ateina, paliečia ir tave sustiprina, tave pagydo. Tik tikėk, tik pasitikėk. Ir galiausiai, kai uždėtos rankos jau mes dėkojam už aliejų, ligonių aliejus, šventina vyskupas didįjį ketvirtadienį, ko meldžias vyskupas didįjį ketvirtadienį, labai nuostabi malda. Sako, atsiųsk Dieve Tėve šitam aliejui šventąją dvasią godėją. Tegul, sako, šventoji dvasia persmelkia šį aliejų. Tegul būna kaip gyvas medis šitas aliejus kūnui maitinti. Tegul tavo palaiminimas padaro šį aliejų apsaugą kūnui, sielai ir dvasiai kiekvieno, kuris bus pateptas, kad būtų išlaisvintas nuo visų kančių, ligų ir silpnumo. Ta vyskupas skaito didįjį ketvirtadienį per eucharistinę maldą, kai šventina ligonio aliejų. Koks nuostabus tekstas! Šventoji dvasia sako, būk šitame, persmelk tą kūną visą, persmelk visą esybę, pašalink visą tai, kas neša kančią. Ir kas yra tepama? Kakta ir delnai. Kodėl? Bandžiau čia ieškoti, gilintis, žodžiu, bet paaiškinimas yra vienas. Kunigas taria žodžiu šiuo šventų patepimu, savo didžiu gailestingumu, te padeda viešpats tau šventosios dvasios malonę, kad tave iš nuodėmių išlaisvintai išganytų ir negalę maloningai palengvintų. Ir aliejus simbolizuoja ką? Gausą, turtą, o patepimas rankų ir galvos žmogaus aktyvumą. Kuo žmogus skiriasi nuo visų būtybių žemėje? Tuo, kad mąsto, to, kad sprendžia dalykus. Tai todėl tepama kakta, nes va čia, sako, kažkur priimami yra sprendimai. Mąstom ir kažką sumastom. Rankos, kodėl tepamos? Nes rankos darimui skirtos yra. Ligonis, būk tai supraski, nieko nedaro, nieko negali daryti. Sako, rankos nusilpo, sako, šito žmogaus. Tai tepam čia ir čia, kad žmogus vėl galėtų savarankiškai priimti sprendimus, daryti žingsnius gyvenime ir sugrįžti prie darbų dviem rankom, 100%. Ir galiausiai po šito patepimo meldžiamės Tėve mūsų malda, prisimindami Jėzaus Mato Evangelijų pasakytų žodžius. Nedaugiažodžiaukite kaip pagonis. Sako, tarsi būtumėt išklausyti, nes bus daug žodžių pasakyta. Sako, jums neprašius, Tėvas žino, ko jums reikia, todėl melskitės taip. Ir todėl per ligonio sakramentą meldžiamės Tėvę mūsų maldą. Nedaugiažodžiaujam. Nežinom, ko tam žmogui dabar jau čia reikia. Ar iškeliauti, ar dar būti, ar jis dar turi čia darbų, o gal jau yra darbų jam amžinybei suruošta. Tiesiog Tėvas žino, ko jam reikia. Ir todėl iškeliam rankas ir sakome, Tėve mūsų virš to žmogaus. Ateik, nes tu jį labiausiai myli ir tau jisai rūpi. Ir galiausiai, jeigu žmogus gali priimti komuniją, priima komuniją, priima Eucharistiją
ir tada palaiminimas, kuriame skamba žodžiai: te palaimina, te pagydo, te apšviečia, te saugo, te nuveda Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ar išgirdot nors vieną sakinį apie mirtį? Tai yra tokia šviesa, tai yra tokia jėga, tai yra tokia gyvybė tose apeigose. Aš kai meldžiuosi, niekada nenustoju stebėtis, kas sugalvojo tos tekstus. Tai nėra iš tiesų tekstai šaukiantis mirties tam žmogui, bet tik tai tekstai, kurie šaukia Dievą, kuris nori tą žmogų šiandien apkabinti, nori paimti už rankos ir pasakyti: tu mano sūnau, mano dukra, esi mano, nieko nebijok, nei mirtis, nei gyvenimas tavęs negali nuo manęs atskirti. Tai ar padėsit išaiškinti ligoniams tos dalykus, mielieji? Ar padėsit? Nu tai ačiū Jums. Dieve, duok Jums išminties ir drąsos. Amen.